yra įrašą, kad ir tą nedidelį padaryti. Atitinkamai, reiškia, jeigu paanalizuoti detaliau, aš įėjau į savo akauntą ir tuoj. Praėjusios savaitės kursą. Tai čia pas mus va šitas kursas 2 valandų, kuriame buvo, aš jam jokio paaiškinimo nepateikiau. Jums teko patiems savarankiškai analizuoti, nes fiziškai jau niekaip nebuvo. Tikėjus, kad bus tokia galimybė, bet nebuvo. Tai, iškės, čia, kaip jūs jau žiūrėjote, taip, buvo kalba apie tai, kad erdvinės interpoliacijos technikos, taip vadinamos, arba erdvinės interpoliacijos tipai yra 2. Yra deterministiniai interpoliavimas metodai, galima sakyti, ir geostatistiniai interpoliavimo metodai. Aš galiu pasakyti, kad jeigu jūs bendrautumėte, pavyzdžiui, su praėjusių metų studentais, kai mes naudojamės ne ArcGIS Pro, o ArcGIS Map programa, ArcMap atsiprašau. Tai kursai, kurie buvo pritaikyti ArcMapui, jie buvo ir kitaip sudėlioti. Ir ten buvo daugiau, mes naudojame, ne tik kad daugiau, bet mes kelis deterministinius metodus naudojame. Tai yra irgi gerai, kad palyginti juos, bet aš jau dabar orientuojuosi į ArcMap, atsiprašau, ArcPro programą. Tai reiškia, mes žiūrime į tai, ką dabar siūlo virtualiuose kursuose ArcPro programa. Aš vis matau, kad su kiekvienu, kaip pasakyti, iteracija, su kiekvienu patobulinimo kursu vis mažiau teorijos, kaip sakant, pateikia. Gal tai ir gerai jūsų būtent profilio studentams, bet aš vis dėlto, nepaisant to, sakau, paėmiau, įdėjau jums teorinę medžiagą, reiškės, kuri yra platesnė. Ir ką aš bandau pasakyti? Aš bandau pasakyti, kad įdėta va šita teorinė medžiaga, aš planuoju, galvoju, kad kadangi jinai yra bazinė, iš to iš principo tuo remiantis, reiškias, ir aišku kursų medžiaga remiantis, po to jums bus lengviau daryti projektinį darbą ir teikti komentarus savo rezultatam. Aš planuoju, jeigu jūs sutinkate, ne dabar komentuoti, nes čia gaunasi yra dalis, bet 13 puslapio, ne? O savaitgalį paimti, padaryti jums įrašą. Nežinau, ar buvo patogiau, kai buvo mano ten tie įrašai VMA įdėti, nes aš tada jau iš tos jau, kaip sakant, tokios situacijos bandžiau suktis. Ar jiems... Tai gal įrašas geriau, nes mūsų tik 2 dabar yra, tai vis tiek visiems reiktų sužinoti. Ir tas įrašas, aš dėl ko dar kalbu, kad, kaip jums jisai dar ko bus, kad būtent pasiklausyti, galbūt, ne visą, gal tam tikras dalis, būtent kada jūs rašysite komentarus savo tam darbui, ne? Bet aš trumpai ir pakomentuosiu tą, kodėl aš taip dabar šokinėju. Tai aš šitą medžiagą visą, ją esu parašius, kas aš ją parengiau vėlgi. Yra mano medžiaga, bet mano medžiaga jau grinai mano autorinis darbas. Jinai labiau yra matematikam, informatikam, jinai būna, aš atkreipiu dėmesį, biškiuką per sudėtinga jūsų profilio studentam. Tai aš jau tada vėlgi praeitais metais dariau kitaip. Tai yra, aš paėmiau ArcGISo tokį kaip ne virtualius kursus, o kur būna, kaip tutorialas, kaip helpas, ne? Ir aš paėmiau tą informaciją, kuri yra tenais, tą aprašomąją, ir ją irgi, grubiai tariant, išverčiau, sugrumulioju, kai ką išmečiau, ko nereikia mums, ne? Ir sudėjau. Ir šį čia
Šičia, aišku, irgi orientuota į Argisą, nes tai yra iš Argiso paimta medžiaga, stengiuosi, reiškia, kad nebūtų nereikalingos informacijos. Ir atitinkamai, vėlgi, kada mes kalbame apie kursą, taip, aš grįšiu atgal šitą. Vat čia atkreipkite dėmesį, kur yra programinė įranga nurodyta, yra nurodyta, kad jūs turite naudotis, jums prireiks, jums to prireikia, ne, jūs jau darėte atitinkamai Argis Pro, bet dar papildinio Geostatistical Analyst. Tai analyst, ar kaip jisai turėtų tartis, ne? Tai atitinkamai aš čia irgi sakau, kad erdviniams duomenų, reiškias, analizai ir prognozijai Argisas siūlo arba Spatial Analyst, arba Geostatistical Analyst. Šitame kurse mums reikėjo tik to Geostatistical, bet kaip matysite vėliau, dar reikės ir Spatial Analyst. Ir kame esmė? Esmė yra tokia, kad jie abudu turi kai kada tą patį metodą, bet kitaip jisai realizuojamas, netgi taip yra. Arba būna taip, kad viename yra vienas metodas, kitame yra kitas metodas. Tai reiškia, jie viens kitą papildo, gal taip šnekėkime. Tai va, aš čia tame tarpe trumpą prašymą, ko jie skiriasi pateikiau. Va, bet aš, aišku, po to dar pasikartoju detaliau, padarysiu video analizuojant šitą informaciją. Ir tada jau pereinu prie geostatistinių metodų jų pristatymo. Ir čia tame tarpe tarp geostatistinių, nes yra deterministiniai, ką tik kalbėjom, ir geostatistiniai, apie ką jūs jau analizavote tame anam kurse. Mums svarbu geostatistiniai, labiau svarbu šiuo atveju yra geostatistiniai. Taip, geostatistinių yra keli, bet kaip matysite, jums jau šiame kurse reikės naudoti empirinį Bayesio Krigingą. Va, ir atitinkamai, kas yra svarbu? Mums reikia svarbu žinoti, ne tik atskirti, kad yra geostatistiniai, deterministiniai, ko jie skiriasi, ne tik atitinkamai žinoti geostatistinių metodų atitinkamai privalumus lyginant su deterministiniais ir atvirkščiai, bet mums reikia yra labai svarbu žinoti, kad kada mes daugiau dirbame erdvinėje statistikoje geostatistiniais metodais, kokie yra etapai, kokios yra prielaidos, tai yra kada mes juos galime taikyti geostatistinius metodus, nes ne visiems duomenims tą galima taikyti, apie tai pakomentuosiu, ir kokie yra žingsniai. Tie žingsniai ypač jums bus labai svarbus, čia kažkas tai žiūriu atsijungia, to aš atsiprašau, greitai pasižiūrėjau. Ne, čia prisijung, man atrodo, bando gal. Ne, toks garsas. Dar kur tas langas yra. Čia šėrinu. Nes man Simonas parašė, tai gal norės prisijungti. Nes kitaip kitas būna garsas, būna toksai knak, sakant, tuk. Ne, žiūrėkit. Ne, to dar kartą bendrinu. Nes negirdėjau būtent prisijungimo prašymą, kad prisijungti garsą. Taigi, reiškia, grįžtant prie to, kad mums yra svarbus yra tie etapai labai ir atitinkamai, nes jūs atsižvelgiant irgi tuos etapus darysite savo tą projektinį darbą. Aš bandau taip pat pasakyti, kad kada jūs kurselį darote, taip, tai ne visada studentai suvokia, kur yra koks etapas, nors apie tai irgi eina kalba. Tai yra, jeigu šitame, reiškės, kurse buvo tiesiog aprašomos geostatistinės interpoliacijos technikos ir taip toliau, ne, tai kitame jau bus nurodyta, kad yra taikomas, pavyzdžiui, pradinės analizės metodas. Taip, tai dabar grįžtant čia, prie šito kurso, taip, kaip sakant, toksai palyginimas bus comparing, ne, su mano informacija ir ta informacija, kuri čia. Čia buvo užsiminta, pas manęs šiek detaliau yra, taip, toliau. Principai geostatistinės interpoliacijos. Aš jau dabar jums neaiškinsiu, jūs skaitėte, aš savo teoriją atitinkamai komentuosiu, padarysiu tą video per savaitgalį. Tai aš tą labiau paaiškinsiu, bet juos yra labai svarbu žinoti. Ta prasme, tos principus, nes pasikartoju,
dar kartą, jeigu jūsų duomenys neatitinka tam tikrų sąlygų, netgi jeigu tai yra erdviniai duomenys ir jie turi koordinates, erdviniai duomenys turi koordinates, taip, to nepakanka kartais, kad galima būtų taikyti erdvinės interpoliacijos metodus. Primenu, kad interpoliacija ko jinai yra naudinga, o tuo, kad mes turime išmatuotus duomenis ne visoje teritorijoje ir mes norime prognozuoti toje neišmatuotoje erdvėje mūsų reikšmes. Tai gali būti įvairių situacijų, kodėl mums to reikia, kodėl mes neeiname matuoti patys. Ne? Jų labai daug yra, gali būti, kad mes tiesiog neturime tokios galimybės, kad tai labai brangiai kainuoja ir panašiai ir taip toliau. Tai va. Čia taip tame tarpe pas jūs buvo video, kuris aprašo, trumpai buvo, gana nedidelis, 2 minučių su kapeikom. Ta prasme, kad į kokius poetapius geostatistinė interpoliacija gali būti atitinkamai, reiškias, skaidoma, tai yra, gaunasi kaip tai yra etapai, kad interpoliacija gali būti, reiškias, kaip pasakyti, suskaidyta į deterministinį trendą ir atsitiktinės klaidas. Aš pasikartoju, man jau noris liktai aiškinti, bet kad nebūtų toks padrikas aiškinimas, aš geriau tą vis dėlto padarysiu, kai komentuosiu tą teoriją. Bet aš taip pat bandau akcentuoti, kad kadangi šita teorija, anglų kalba, jinai yra minimaliai sutrumpinta, ne tiek yra sutrumpinta, palikti tik tai esminės frazės, ir kad gaunasi taip, kad kiekviena frazė neša labai daug informacijos. Ta prasme, kad va toks vienas sakinys, jums dabar jisai galbūt nelabai ką pasako, bet iš tikrųjų čia mes lypi 2 etapai. 2 etapai, kuriuos, reiškias, iš principo empirinės semivarogramos reikšmių paskaičiavimas, taip kartu su modeliu pritaikymu empirinėms reikšmėms ir va šitas trendo analizė, reiškias, netgi 3 galima sakyti etapai. O tai tik tai buvo vienas sakinys. Dabar toje teorijoje mano toliau, kadangi aš pristatau žingsnius čia, taip, jau čia detalesnė pas manęs informacija, tai aš po to tuos žingsnius ir stengiuosi aprašyti detaliau. Dėl ko šita informacija, šita medžiaga yra nepilna, todėl kad čia iš eilės, jeigu pirmas etapas yra tiriamoji erdvinių duomenų analizė, aš ir prašau, kas yra toje tiriamoje erdvinių duomenų analizėje, kas į ją įeina. Jūs kursuose, kada darysite šios savaitės kursą, aš dar prieisiu ir kitos savaitės kursą, jūs tą pradinį analizę irgi darysite, bet aišku, vis skirtingai, nes jūs dirbsite su skirtingais duomenimis. Ne? Ir čia yra nurodyta, tarkim, kad šitas tiriamų erdvinių duomenų analizė, jinai gali būti irgi suskaidyta į etapus, reiškias, dar smulkesnius atitinkamai, tik tai galbūt ne visada mes juos darysime. Taip, galbūt viens kitą, kai kuriais atvejais tie etapai papildys, bet galbūt tam tikrais atvejais mums, reiškias, gausis, kad, tarkim, trendo analizė gali būti prie vienų duomenų labai detali, prie kitų duomenų jinai, reiškias, labai trumpa ir ne tokia svarbi. Taip pat, kadangi atitinkamai čia eina kalba apie duomenų atvaizdavimą žemėlapį ir jų analizę, kad tokia yra pradinės duomenų analizės etapo vienas iš etapų, tai vėlgi aš čia, kaip sakant, jau detaliau aprašau ir netgi pateikiu nuorodas, kur jūs galite apie tai daugiau pasiskaityti, jeigu jums mano pateikta medžiaga yra neaiški, nesuprantama ir panašiai. Tai va, tai reiškia, aš šitą jums pateiksiu video, taip. Dabar grįžtame prie jūsų, reiškia, praėjusio kurso. Čia irgi, kaip matote, buvo principai geostatistinės interpoliacijos video ir buvo taip pat minima semivarograma, kuri ir pas manęs tenais minima.
jums, kaip sakant, semivirogramos, reiškia, iš principo geostatistinis modeliavimas, jo problema palyginus su deterministiniais metodais, tai yra tokia, kad jeigu deterministinį modeliavimą pasirenki kažkokį tai, reiškia, prognozavimo tipą, modelį, tai dažniausiai būna, kad tu paspaudi, grubiai tariant, ar GIS ar programoje komandą, pasirenki kelis parametrus ir viskas. Ir programa padaro tą interpoliaciją. Su geostatistinė interpoliacija yra problema ta, kad jūs, kaip matėte, tenais yra keli etapai ir jie iš principo, galima sakyti, nei vienas negali būti praleistas, bet jeigu jūs padarote, grubiai tariant, klaidą pirmame etape, tai jau tada jums gali būti, kad antro, trečio ir kitų etapų rezultatai bus iš karto klaidingi. Tai yra, geostatistinė prognozė labai reikalauja, kad su duomenimis dirbtų ekspertas. Ko iš jūsų, kaip sakant, reikės, kad jūs parodytumėt, kad jūs esate ekspertai. Tai yra dėl ko, kada jūs darysite projektinį darbą, kaip aš sakiau, nepakaks man, kad jūs paspaudėte mygtukus, o dabar kažkas tai nori ateiti. Girdėjot garsą? Girdėjot? Ne, man tai nebuvo jokio garso. Jums gal man kaip Gal tik jo hostui, gal tik būna. jo šeimininkė tik tai. Taip, Simonai, girdi? Labas vakaras. Labas. Aš tęsiu, įrašą tam tikrą darau, bet tęsiu toliau pasakojimą, tai kažkiek tai po to pasižiūrėsi to įrašą. Taigi, kaip jau minėjau, kad geostatistinė interpoliacija yra labai svarbu būti ekspertu. Ir būti ekspertu atitinkamai, pavyzdžiui, ko iš jūsų man reikės, kai jūs egzamino metu ginsite savo projektinį darbą, tai man reikės suvokimo, pavyzdžiui, kad jeigu čia, aš esu atsidariusi, semivirogramos grafikas ir kovariacijos grafikas, taip. Yra tipai, buvo nurodytas atitinkamai semivirogramos, grubiai tariant, modelio aprašymas, kokie galimi yra modeliai, kas yra tas modelis. Toliau buvo pagrindiniai semivirogramos parametrai pristatyti, tai yra, beje, jums reikės biškiuką persiorientuoti, lietuviškai medžiagoje bus vertimai, tai nudge tai yra grynuolis, major range tai yra, reiškia, plotis ir silt tai yra slengstis. Dalinis slengstis. Ir man bus svarbu, kad jūs tame tarpe suprastumėt, kas yra jie, nes jums reikės savo, ta prasme, darbe, kai jūs padarysite, kuo labiau pakomentuoti. Kuo jūs mažiau komentuosite šitos elementus, tuo daugiau man iškils klausimų per egzaminą. Tai yra, jeigu jūs man nepakomentuojate savo duomenyse gautos semivirogramos, koks yra grynuolis, koks yra slengstis ir koks yra dalinis slengstis, ir kas jie tokie yra, tai aš tada, man iškyla klausimas, tada aš klausiu jūsų atitinkamai per egzaminą. Bet kame čia, grubiai tariant, problemėlė, kad šį čia kol kas nelabai daug pasakoja. Tam aš ir pasikartoju, įdėjau tą lietuvišką medžiagą, kurią, o dabar Simonas išgirs, aš padarysiu video per savaitgalį, kad detaliau paaiškinti. Nes man tenais, reikės vis tiek kokie, aš nežinau, gal ne valandą, bet vis tiek detaliau paaiškinti. Toliau čia ėjo kalba etapai. Kaip matote, pas manęs detaliau etapai pateikti buvo, aš ten buvau parodžius ir aš pakomentuosiu tą teorinę medžiagą. Kaip visada būna taip, kad skirstimas, skaidymas priklauso nuo autorius. Šičia yra suskirstyta taip. Pas manęs galima sakyti smulkesniai, bet iš tikrųjų, aišku, etapai jie yra tie patys, tik tai, reiškia, daugiau čia suskaidyta.
Taip, toliau, kaip jau minėjau, va čia understanding data assumptions, tai yra kokias prielaidas turi tenkinti duomenys, kad mes galėtume jiems taikyti šitos geostatistinius metodus. Tai reiškia, šitos prielaidos čia yra nurodytos, čia, kad jie turi būti, reiškia, tolydus duomenys, kad jie turėtų erdvinę autokoreliaciją, apie tai irgi mano medžiagoje bus kalba ir kitų kampų, kad jums aiškiau būtų, stacionarumas, normalinio pasiskirstimo savybė, apie normalinį skirstinį jūs turėjote girdėti kažkada, tai turėjot vis tiek ar kažkokie ar matematikos kurse, statistikos šiek tiek gauti, ar esate apie normalinį skirstinį girdėję ką nors? Ar nieko negirdėjot? Ar pirmą kartą girdėt, kas yra normalinis skirstinys? Pasiskirstimas, skirstinys. Ne, tai girdėjom. Ok. Toliau, kad nebūtų klasterizacijos, taip, ir kad būtų atitinkamos, prasme, globalus trendo prielaida tenkinama. Kaip šitos prielaidos tikrinamos atitinkamai geostatistinė priemonėmis, tai čia apie tai ėjo kalba pas mes medžiagoje taip pat, kad tam yra sudaroma histograma ir jūs tikriausiai tame pratime tą darėte, kaip grafikas, histograma, toliau histogramos statistikos atitinkamai paskaičiuojamos, statistikos tai tam tikros statistiniai parametrai, taip pat sudaromas yra kvantilių diagrama. Apie ją irgi pas mes medžiagoje, bet detaliau, kad jums būtų galbūt šiek tiek aiškiau. Ir pagaliau tas trečias, šiuo atveju čia buvo žingsnis, tai yra pasirinkimas geostatistinio interpoliavimo metodai. Tai metodo, tai čia kitų kampų viskas yra pristatyta. Man patinka tai, kad šita medžiaga papildo mano, arba mano medžiaga papildo šitą medžiagą, kaip čia pasižiūrėsi. Bet viskas priklauso, ar jums reikia padaryti dvimatį žemėlapį, ar jums reikia padaryti trimatį žemėlapį, taip. Iškės, bet kuriuo atveju dar tame tarpe, ar jūs turite vieną kintamąjį, ar jūs turite du kintamųjus, nes čia yra krygingas, kokrygingas. Taip, ar jums reikia gauti poligonus, beje, iš karto pasakau, apie tai aš irgi šiek tiek toliau šnekėsiu. Akcentuosiu dar kelis kartus, kad jūsų, kaip pasakyti, jūsų srityje tokie duomenys, kokie yra naudojami, tai dažniausiai tai būna tas ne 3D variantas, o tai būna areal interpolation, tai yra toksai sričių interpoliavimas. Nes dažniausiai pas jūs būna kažkokie tai regionai, rajonai, reiškia, kuriuose ten vyksta, aš tas primityvų tą pavyzdžiui pakartosiu, ten nusikaltimai, dar kažkas, tai kokius ten duomenys turite, ten, nežinau, covidas, galbūt su sergančiųjų covidų, reiškia, skaičius ir taip toliau, tai reiškia, dažniausiai šitas metodas. Kurį kada pasirinkti, trumpai paaiškinta buvo pas jūs, čia mes dar vis analizuojam tai, ką reikėjo šiai savaitę iki šio ketvirtadienio padaryti, ne? Tai yra teoriškai pasirinkimas ir tame tarpe jums čia buvo tokie kaip scenarijai, kad aiškiau suprasti, priklausomai nuo scenarijų, kokį tą metodą pasirinkti. Tokia nedidelė įžanga buvo praėjusią savaitę. Šią savaitę ir kitą savaitę dar kartą kartoju, jau bus atitinkama čia tik Statistical Interpolation, čia introduction, o mes atitinkamai po introduction, šią savaitę jūs darote kursą, kuris pagal laiką jau, matot, iš jūsų pareikalaus daugiau laiko, 3 valandas 45 minutės. Aprašyme yra nurodyta, atsižvelgiant į tą ką mes išanalizavom, kad tai bus, aiškės, anam kursė buvo minima, kad vienas iš geostatistikos interpoliavimo metodų empirinis Bayesio krygingas, kad jis šiuo atveju jūs naudosite tame 2-point, reiškės, datose, tai yra dvimačiam duomenim.
Ir pamatysite šiuo atveju, kad bus naudojamas ir krygingas, ir kokrygingas. Šiuo atveju jūs mokys padaryti pradinę duomenų analizę, taip, ir atitinkamai prognozuoti duomenis ir patikrinti prognozės rezultatus, kas yra labai svarbu. Nes mes pradinę duomenų analizę atliekame, nuo kurios priklauso, kokį metodą pasirinksime. Po to mes atitinkamai, čia ir empirinę semiovarogramą, trendą, analizuojam panašiai. Padarom, tarkim, prognozę jau pasirinkę tinkamą metodą ir būtinai mano akcentas yra, čia netaip akcentuojama, būtinai naudojame kelis metodus, tai yra bent jau 2 pritaikome, apie tai dar kalbėsime, čia dėl ko irgi 2 metodai taikyti. Ir tada mes analizuojame prognozės rezultatus, tai yra tarpusavyje tuos prognozės rezultatus, kad išrinkti, kuris iš 2 prognozės metodų yra geresnis. Aš visada sakau, neužtenka daryti vieną. Kaip matėte, va čia šitam kursui. Visų pirma, reikėjo prieš tai išanalizuoti tą kursą, dėl ko aš jums, šios savaitės, dėl ko aš jums įdaviau. Ir dabar jau reikia ir ne tik Argis Pro, bet kai jūs diegiate Argis Pro programą, čia aš ir Simonai dabar, kaip sakant, tokią informaciją, diegiant programą, būtina pažymėti, kokių papildinių reikės, taip, ir jūs tada ten sudėjot varneles ir tenais vienas buvo tas Statistical Analyst, o antras tas Spatial Analyst, kuriuos aš lyginu savo medžiagoje. Apie ką šitas kursas dabar taip jau biškiuką detaliau. Kitas kursas bus panašus, tik tai su kitais duomenimis, kai kas kartosis, kas yra labai gerai. Todėl, kad jums tada daugiau informacijos įstriks į galvą. Taip, viskas prasideda nuo to, kad pirmiausia jums paaiškina, kuo ypatingas tas Bayesinis krygingas yra. Ir to pradžioje vėlgi primena, kokius etapus apima geostatistinė prognozė, interpoliacija. Jeigu anam kurse buvo kalbama apie 3 etapus, tai čia irgi kartojami 3, tik tai biškiuką kitaip jie pristatyti, kas vėlgi yra labai gerai. Tada atitinkamai primenama vėlgi, jums matosi, kartojasi kai kas, vėlgi aš manau, kad tai yra labai gerai, tai yra pliusas. Reiškia, kad jums nurodyta, kad kryginge yra čia stengtasi neišgąsdinti ir studentų, ir tų, kas analizuoja šitą kursą, stengiasi be formulių, iš tikrųjų tai viskas apsirašo per formulę, bet, reiškia, geostatistinės interpoliacija, jau tas sakinys buvo, gali būti įskaidyta į 2 komponentės, tai yra deterministinį trendą, tai yra vidurkį, ir atsitiktinės klaidas. Atsitiktinės klaidos, šitos yra ta taškiukai. Ir kad kryginge tą deterministinį trendą galima atitinkamai aprašyti per pastovų vidurkį, kuris aprašomas tam tikrą formulę, o atsitiktinės klaidos per empirinę semiovarogramą. Kaip tie pokyčiai nuo to vidurkio skiriasi, tai aprašo empirinę semiovarogramą. Ir atitinkamai čia jau nurodyta, kad skirtingai nei paprastame kryginge, nes krygingas yra bendras pavadinimas, o krygingui toliau, kai mano medžiagoje matysite, ten yra paprastas, universalus, reiškia, jau tada gaunasi tokia specifikacija jų. Atitinkamai čia yra nurodyta to Bayesinio, reiškia, krygingo unikalumas. Ir trumpas kvizas. Toliau, kad pritaikyti tą krygingą, vėlgi pereinam iš karto jau prie pirminės pradinės duomenų analizės. Ir pradinė duomenų analizė, anam kurse buvo kalbama, kad turi duomenys atitikti tam tikras prielaidas, čia irgi analizuojamos tos prielaidos. Tai yra analizuojama, ar yra erdvinė koreliacija tarp duomenų. Toliau,
ar, reiškias, yra atitinkamai kažkokie tankiai tarp duomenų, ar yra tas globalus trendas, ar yra tam tikros išskirtinės reikšmės, kurios visiškai išsiskiria iš kitų ir tuo, kad jos išsiskiria labai iš kitų, kaip čia pasakyti, kartais gadina visą vaizdą arba iškreipia visą vaizdą ir atitinkamai aiškinamieji tie esminiai kintamieji, jeigu jūs turite kelis kintamuosius. Pavyzdžiui, mano darbe bus vienas kintamasis, jums nereikės dėl to sukti galvos. Bet dažnai būna, nedažnai, kartais būna, kad mes turime kelis kintamuosius ir mums reikia apsispręsti, kuris yra svarbesnis, kuris geriau aprašo mūsų situaciją. Atitinkamai, kaip šitie parametrai analizuojami jau su ArcGIS Pro programa, kaip tenais autokoreliacija, pavyzdžiui, duomenų. Tai va čia jau apie tai ir eina kalba, kad tam, kad išanalizuoti išskirtis, mes galime naudoti histogramą, galime naudoti tą kvantilių diagramą, taip, kad peržiūrėti tą aiškinamąjį kintamąjį, va toksai gali būti tokia diagrama sudaroma. Toliau taip pat mes galime šitų tame tarpe histogramos ir kvantilių diagramos pagalba išanalizuoti pasiskirstimą duomenų. Galima taip pat iš to ištraukti, kuris yra pagrindinis kintamasis, jeigu pas mus yra keli kintamieji. Apie atitinkamai tą pagrindinį kintamąjį, va čia kadangi eina kalba, reiškias, apie būtent šitą bazinį krigingą ir čia šitame pavyzdyje kintamieji yra keli, tai tame tarpe yra nurodyta, reiškias, vėlgi kokias sąlygas tas pagrindinis, tas čia explanatory variables, tai čia turime omeny tas, kuris aiškinamasis, paaiškinantis visą reiškinį, kintamasis, kokius jis turėtų atitikti kriterijus. Tai kad jis turėtų būti rastro formatu, tie duomenys pas mus, tas kintamasis pateiktas, kad turi būti atitinkamai tarp dviejų kintamųjų, nes čia kalba, pasikartoju, čia eis kalba apie kelis kintamosius, kad mes turim kelis kintamosius, kad turi būti tarp tų kintamųjų ryšys, taip, ryšį, koreliacinį ryšį pagal statistiką aprašo R kvadratas, yra toksai parametras iš klasikinės statistikos. Ir kad, reiškias, mes analizuodami ne tik R kvadratą, mes turime žiūrėti, ar tas ryšys tarp tų kintamųjų yra teigiamas ar neigiamas. Teigiamas ar neigiamas, tai reiškias, kai vienas kintamasis didėja, ar kitas kintamasis irgi didėja, ar atvirkščiai jisai mažėja. Ir apie tai detaliau, kokie grafikai tai aprašo, į kokios rėžius įeina ar R kvadratu, tai R kvadratu, kaip išanalizuojame ir kaip, reiškias, grafiškai įsivaizduoja tą neigiamą ir teigiamą ryšys tarp duomenų. Taip pat aiškinamojo kintamojo ištraukimas, tai yra ištraukimas, negalima taip sakyti, identifikavimas, kokiu būdu, čia jums vėlgi per tam tikras situacijas, ir pratimas, kuris jums leis šitos trumpus etapus, kurie ką tik buvo prašyti, išanalizuoti, kaip jie yra daromi ArcGIS Pro programoje. Toliau, vėlgi, kadangi šitame kurse yra nurodyti 3 etapai, tai yra pirmiausia pradinė duomenų analizė, po to eina prognozės, reiškias, žemėlapio sukūrimas, tai pereinama jau prie sekančio etapo. Ir tam, kad sukurti prognozės žemėlapį, reikia, reiškias, sudaryti semivariogramos grafiką. Vėlgi apie tai detaliau, kokiu principu tas semivariogramos grafikas sudaromas per kelis poetapius, taip, kaip jisai atrodo ir kas jame atitinkamai yra atvaizduojama. Taip pat toliau aprašomos bendrinės semivariogramos savybės, reiškia, kaip, grubiai tariant, duomenų pasiskirstimas erdvėje gali
keisti semiviogramos grafiką, reiškias, ir mes tada nes tai žinodami mes jau kada analizuojam semiviogramą, pagal jos išvaizdą galime spręsti, o kaip ką ta duomenų, reiškias, ką ta semiviograma pasako apie duomenų išsidėstymą, nes mums tai yra svarbu. Tai va čia yra apie, reiškias, regionus kalba, kad galbūt kai kuriais atvejais jie persidengia, kad mums tame tarpe yra, reiškias, ne kai kuriais, atsiprašau, atvejais persidengia, o sudarant semiviogramą, reiškias, atitinkamą semiviogramos tipą ir semiviogramai sudarant, atrenkant duomenis, tie, reiškias, duomenis persidengia. Taip pat atitinkamai, kiek simuliacijų kompiuteris padaro, kad tą semiviogramą sukurti, kaip tai atrodo jau po to, kai mums atitinkamai padarėme semiviogramą ir išprognozavome duomenis, kaip visa tai, ką mes padarėme, gali įtakoti prognozės žemėlapį. Ką daryti, jeigu pas mus yra duomenys nepasiskirstę pagal normalinį dėsnį, kaip mes galime juos transformuoti, nes jeigu, prisimenat, aš šiandien pat ir minėjau, kad turi duomenys atitikti tam tikrus kriterijus. Tai logiškas klausimas, o kas jeigu netitinka, ne? Tai aišku, vienas iš būdų mes lauk tos duomenys ir viskas, bet taip niekas nedaro. Dažniausiai galima kažką tai su duomenimis padaryti, juos transformuoti, kad jie tos kriterijus atitiktų. Tai va čia apie tai eina kalba. Toliau, kad mes iš duomenų padarome tokią taškinę semiviogramą, bet prie tos taškinės, empirinė jinai vadinama, prie empirinės semiviogramos, kuri, paprasme, tai yra tik iš taškiukų, tarp kurių yra tarpai, aš aiškinsiu teorinį medžiagoje savo, kodėl taip yra, mes turime pritaikyti kreivę. Kaip, reiškias, atitinkamai ta kreivė parenkama ir atitinkamai kokią įtaką turi kaimynai. Kaimynai, kaip sakyti, kada mes prognozuojame, kada kompiuteris prognozuoja tam tikrą tašką, kad ir tą vieną tašką, kiek to taško prognozės rezultatas priklauso nuo šalia esančių kaimynų. Nes aišku, kad priklauso. Taip. Ir pratimas. Atitinkamai vėlgi atsižvelgiama visą tai, kas buvo parašyta, pritaikoma praktikoje. Ir kaip jau minėjau, paskutinis etapas, čia jisai trečias yra, kad neužtenka mums padaryti pradinę duomenų analizę, padaryti semiviogramą, pritaikyti jai modelį, pritaikyti krigingą, kuris padarys jums paviršių, mums reikia išsiaiškinti, ar tas paviršius, kuris, šiuo atveju paviršius, taip toksai bendrinis žodis, aišku, su jūsų duomenyse bus ne paviršius, bet tas žemėlapis, tai prognozės žemėlapis, ar jisai rodo tiesą. O tiksliau, kiek tikslus jis yra, nes visiškai idealiai 100% niekada nebūna prognozė tiksli, bet visada yra tam tikra galimybė, variacija. Ten būna sakoma, kad su 95% tikslumu galima teikti, kad ir taip toliau. Tai va čia eina kalba apie kryžminę patikrą, cross validation, tai yra kryžminė patikra. Kryžminė patikra, kaip pamatysite, turi labai paprastą logiką. Tai yra, aš ir ją tą logiką pakartosiu, kai teoriją savo pristatinėsiu, bet ir dabar trumpai. Įsivaizduokite, mes turime 100 išmatuotų taškų. Taip, kad patikrinti, ar mano metodas yra teisingas, taip, tai čia kaip eiti pas būrėją. Aš ateinu pas būrėją ir aš laukiu, kada, tarkim, jeigu ateinu, aš laukiu, kada jinai man suprognozuos tai, ką aš žinau. Jeigu jinai man, nesuprognozuos, atsiprašau, o išbūrs, jeigu jinai man išbūrė tai, kas mano buvo gyvenime teisingai ir pakankamai viską teisingai, aš ją pasitikėsiu labiau. Bet jeigu man pasakys nesąmonės, aš nepasitikėsiu. Taip yra su duomenimis. Aš turiu 100 taškų, aš galiu ale apsimesti, kad aš 10 neturėjau. Tai yra, pas manęs yra tik tai 90 taškų. Ir aš tų 90 taškų pagrindų prognozuoju tą 10 taškų. Ir aš žiūriu,
kaip man susiprognozavo tie taškai. Aš palyginau prognozuotus taškus su originaliais duomenimis. Apie tai čia ir eina kalba. Čia yra measured, išmatuoti, predicted, išprognozuoti, klaida. Tai yra paklaida, o toliau tam tikromis formulėmis gali būti aprašoma standartinė paklaida, standartizuota paklaida, normalinė reikšmė. Čia yra kelios statistikos, kurios skirtingai skaičiuojamos ir jos tam tikrą papildomą informaciją neša. Mes atitinkamai galime padaryti kryžminę, ne mes, atsiprašau, kompiuteris padaro tokią kryžminės patikros duomenų lentelę, bet tame tarpe yra skaičiuojamos, kaip jau minėjau, tos statistikos. Vat apie tai čia ir kalba, vat tai, kas čia buvo lentelė, inside, 90%. Tai čia inside 90% interval, tai aprašoma kiekviena statistika, kas yra kas. Kaip jinai gali atrodyti, ta prasme, tiesiog, čia trumpas aprašymas, čia interpretacija, ir kam ta reikšmė idealiu atveju turėtų būti lygi arba artima. Ir tame tarpe yra ne tik kryžminės patikros lentelės ir statistikos, bet yra kryžminės patikros grafikai, kuriuos irgi jums kompiuteris pateiks. Ir jie yra paaiškinami, kaip juos interpretuoti. Čia yra predicted measure, tai yra grafikas, kuris X ašyje yra prognozės reikšmės, o Y ašyje išmatuotos reikšmės. Paklaidų grafikas, standartizuotų paklaidų grafikas, jau čia formulė, normalinių kvantilių grafikas ir pasiskirstimo grafikas vėlgi pateikiamas ir kaip jį reikėtų interpretuoti. Pratimas, kuris leidžia praktiškai išbandyti tai, kas ką tik buvo paaiškinta su konkrečiais duomenimis, tai yra ten su tais pačiais duomenimis jūs darot visus etapus ir pagaliau čia tokios kaip ir išvados, su paprastu krygingu, tarkim, gautas tokia reikšmė, su empiriniu krygingu tokia reikšmė, su empiriniu regresijos prognozės, reiškias, krygingu, va tokia reikšmė. Reiškias, čia gaunasi, kad šitais duomenims taikyti 3 prognozavimo metodai ir tada jūs turite išsirinkti, o kuris, reiškias, pagal vidurkį, jeigu žiūrėti, kuris geresnis, pagal RMS, kuris geresnis, nes ne visada būna, kad visos statistikos rodo, kad vienas ir tas pats yra geresnis. Čia bus, kaip pamatysite, daugumos taisyklė. Jeigu mes turime 4 šią statistikas, tai dauguma iš jų, jeigu sakys, kad geresnė prognozė atlieka simple kriging, tai mes ir sakysim, kad šitas yra geresnis metodas. Aiškiai, kai daugumos taisyklė. Va toksai pas jūs bus kursas, dabar pagal mūsų laiką, tai yra, pasikartoju, dabar gaunasi iki 7 dienos pagal grafikai, gruodžio 7 jums šitas kursas, o toliau bus iki gruodžio 14 paskutinis kursas. Daugiau nebus. Jeigu jūs matote, nes tas dar viena paskutinė savaitė, tai bus daugiau arba darbų užbaigimui, darbų užbaigimui plus aptarimų jūsų, reiškias, projektinės užduoties, ko tenais tikimas iš jų, kaip jums ją reikės padaryti, kai tuo tarpu aš vis dėlto projektinę užduotį norėčiau jau pristatyti jums kitą savaitę. Kad jūs, jeigu jūs matote galimybę, randat laiko, kad jūs pradėtume daryti. Nes jūs su manim suderinote, Brigita, esi? Taip esu. Aha. Aš, jeigu teisingai pamenu, mes suderinom sausio 4. Egzaminą. To jau patik. Taip, sausio 4 teisingai. Jo, gaunasi sausio 4. Tai, kaip sakant,
O jums reikės pristatyti tikrai kaip minimum 4 dienas iki egzamino, kad aš spėčiau paanalizuoti ir pateikti pastabas. Kodėl kaip minimum 4? Šiaip aš visada sakau 7 dienas. Todėl, kad kai jūs prateiksite man projektinę užduotį savo, aš paanalizuosiu ją, perskaitysiu ir aš nesakysiu, kas yra gerai, kas blogai, nes jums bus šansas, aš jums pateiksiu tam tikrus klausimus. Tam tikrus klausimus, tokius, kurie jūs turėtų priversti susimastyti, ar jūs tenais gerai padarėt, ar ne, galbūt čia reikėtų patikslinti, galbūt čia reikėtų paanalizuoti. Tai yra, jūs tuos klausimus, aš visada sakau, turėkit prie savęs egzamino metu, tai yra, aš jums pateiksiu klausimus, bet pateiksiu aš klausimus kažkur tai 2 dienas iki egzamino. Aš turiu spėti peržiūrėti darbus. Ačiū Dievui, jūsų nėra daug. Kad jūs spėtumėt juos pasižiūrėti, pasirašyti atsakymus, grubiai tariant, ne? Ir per egzaminą man pasakyti, pavyzdžiui, taip, aš pasižiūrėjau čia, aš čia buvau ten praleidęs, iš jūsų klausimų supratau, kad čia reikėjo dar tą padaryti, matau, kad, arba ten pasiskaičiau kad tą ir aš padariau ir aš gavau tą. Reiškia, egzaminas tai yra dar šansas pasitvarkyti tą, reiškia, savo projektinį darbą, čia yra tas gynimas. Aišku, tai nereiškia, kad aš per egzaminą, jūs man atsakysite tik tai tuos klausimus, kuriuos jūs prieš tai pateikiau, nebus dar kažkokių tai papildomų klausimų. Bet aš turiu menį, toksai 2 iteracijų darbo analizė, jinai leidžia, aš turiu menį, kad jūs man pateikėte anksčiau, aš pasižiūriu, pateikiu klausimus ir jūs turite galimybę tą darbą patobulinti, o tai yra dar labiau jį įsigilinti. Dėl to jūs gaunasi taip, kad pas jūs laiko ne taip yra daug. Tai yra, jeigu mes matom sausio 4 egzaminas, tai vadinas, nežinau, gruodžio 31 kaip minimum man reikėtų jį pristatyti. Jūs supratot, kodėl taip? Ne dėl to, kad man ten šovė į galvą taip, kad. Nes jums patiems reikės, aš turėsiu pateikti atsakymus sausio 2 dieną vėliausiai. Dėl to kitą savaitę aš jums pristatysiu jūsų projektinę darbo užduotį, mes tame tarpe ją apsvarstysime, bet aš labai tikiuosi, kad jūs jau pradėsite daryti darbą ir paskutinės mūsų susitikimo savaitę jūs man turėsite, mes jokių kursų naujų neanalizuosime, jokios papildomos medžiagos jų neturėsime. Jūs jau man tada, aš taip tikiuosi, kad ar kažkokių klausimų turėsite dėl pačio darbo. Neturėsite jūs man klausimų dėl pačio darbo, tai tada jūs galėsite išnaudoti laiką tiesiog savo to projektinio darbo darimo. Bet toks būtų pas mane šiandieną, kaip sakant, pristatymas, komentavimas. Gal turit kokių klausimų man? Kad kaip ir nejaučiu. Tai tada negaištam laiko, ne? Kaip sakant, sėkmės, žiūrėkite, pasikartoju, ne tragedija, jeigu jūs nespėsit per savaitę padaryti, bet kaip matote, pas jūs laiko, nėra daug. Geriau pasidaryti kuo greičiau, kad po to galėtumėt ramiai daryti savo projektinę užduotį. Jeigu klausimų nėra, tai tada ačiū iki kito ketvirtadienio. Dėkui jums, viso gero. Aš dar truputį galėčiau paklausti jūsų dėstytoją. Jo. Čia man gal labiau reikėtų ekrano vaizdą pasijungti, kad jums tam parodyti. Taip, aš to tik tai sustabdysiu įrašą.